Jeigu kažkas manęs nežino, tokių tikriausiai yra, tai aš esu Darius Adamavičius, Skubios pagalbos skyriaus slaugytojas. Ir mano mintis buvo parengti pranešimą apie pacientų komentarus viešoje erdvėje apie mūsų darbą. Rengiant pranešimą, tada truputį susidėlioja kitokios mintis, kad tai čia labiau gal pacientų nuomonės socialinėje erdvėje mūsų ligoninė kaip po. Galų gale tikriausiai bus taip, kad čia labiau bus mūsų įvaizdis viešoje erdvėje. Nes ta vieša erdvė formuoja pacientą mūsų tą įvaizdį. Mes norim, nenorim, tiesiog taip bus. Kaip vyko pats darbas, tai aš 2 dienas. Esat visi matę filmą Pabėgimas iš Šošenko, kaip pagrindinis herojus per šūdų vamzdį išėjo lauk į laisvę. Tai žinokit, čia 2 dienos buvo maždaug tokios, jūs tekot tokioj gyvynį pabraidyti. Tai darbas vyko taip, kad aš susiradau keletą straipsnių postų apie Respublikinę Šiaulių ligoninę, apie Skubios pagalbos skyrių. Tai straipsniai atrodo maždaug taip. Ir kai žurnalistai formuoja mūsų įvaizdį būtent taip, tai nesitikėkim, kad mūsų tas veidas atrodys kažkoks kitoks. Ir aš kažkada šaržavau, nes, kaip žmonės sako, aš mėgstu tai daryti, skyriuje, kad tuoj išeis straipsnis, kaip medikės savižudybės paženklintoje Šiaulių ligoninėje nupirktas naujas angiografas. Tikrai, toks straipsnis tuoj bus, nes tendencija yra tokia. Prieš 2 dienas išėjo straipsnis apie išverstą iš ratukų seniorą, kuris vėlgi būtų pakurstęs nemažai laužų, bet ačiū Dievui, žurnalistams užteko proto ir po straipsnių komentarai buvo išjungti. Spėjau pamatyti 5, jau laukiau, kol bus daugiau, bet užsuko šūdų vamzdį ir komentarai baigėsi. Tai komentarų yra išties labai įvairių. Ta prasme, mes nebūtume, jeigu nesijuoktume iš to, nors kad ir kaip tai skauda, tai dalis komentatorių tiesiog turi prastą nuomonę ir ją laisvai pila. Sunku iš tikrųjų tą fauną ir florą iš kažkokiai kategorijai priskirti, tiesiog žmonės, kurie tiesiog skonį patenkinti. Kita komentatorių, sakykime, forma tokie, kurie lieja akivaizdžią neapykantą, susidorojimą ir panašiai, ir dažnai komentaruose net vardais ir pavardėm nurodo medikus, su kuriais norėtų susidoroti. Labiausiai džiuginantis, tai čia tas paskutinis komentaras. Paminėsiu, kad kai kurie portalai yra tiesiog po tokiais straipsniais išjungia komentarų sekciją, bet save pozicionuojanti kaip socialiai atsakinga žiniasklaida tv3.lt, jiems pokui, ta prasme, varykit viską. Tai šitie komentarai anoniminiai, čia yra iš tv3.lt, atsiminkit, socialiai atsakinga žiniasklaida. Pacientai dažnai dalinasi savo patirtimis viešoje erdvėje, tikėdami kažkokio tai palaikymo arba patarimo. Dažnai tas dalinimasis savo patirtimi ateina iš nežinojimo ir nesupratimo, kaip veikia sveikatos sistema, ir atsakomybę už tai tikriausiai turėtume prisimti iš dalies ir mes patys, nes labai daug kalbam apie sveikatą ir nekalbam apie nesveikatą. Ir labai džiugu, kad Jonas pradėjo apie tai kalbėti ir kad daugiau apie tai kalbėtų, kad žmonės ne tik būna pagydomi ligoninėse, bet kartais ir numiršta. Ir ta mirtis ištinka natūraliai ir normaliai, ir pacientai turėtų būti kaip ir ruošiami prie šitą reikalą. Taip, apie tuos nesusipratėlius, tai būna, kad parašo, mes padarom kažką lyg ir iš geros valios, nusižengdami kažkokiem tai
įstatymam ir normam ir paskui pacientas to pasinaudoja ir rašo komentarus į internetinę erdvę. Žmonės dažnai po komentarais tagina sveikatos ministrus, merą, ligoninės direktorių. Nu, žodžiu, jeigu galėtų patagintų tikriausiai ir kažkurį iš medikų, bet, galbūt galimybės neleidžia, arba internetinis raštingumas. Kita komentatorių sekcija yra tokie, kurie turi kažkokių tai sąmokslo teorijų prisiskaitę ir visur yra covidas, švabas ir visa kita. Už ką mes Lietuvoje esam, kai nerandam, kas yra atsakingas, ką mes galim kaltinti, visi žinot, kad konservatorius ir Landsbergis, tai iki šito irgi dėsim, žinokit, ten yra tokie plodai ir nerti dirvonai, kad wow, baisu, tai ir čia nėra seni komentarai apie šitos COVID dalykus, čia, žinokit, 24 metais rašysim. Tai čia tęsiasi tie patys apie nuodijimus ir panašiai, pilstoma, kad mes kaip ir esam suinteresuoti žmonių žudimu, kad kaip ir skatus gaunam už tai, kad juos suskiepijom ir, kai skaitai tos komentarus, supranti, kad turėtum būti turtingas žmogus, bet kažkodėl mes tokie bėdni biškai. Kas įdomu, kad šitoj srutų duobėj gyvena ir mūsų meras Visockas ir jeigu taip paieškoti jo daugiau komentarų, tai būtų įmanoma atskirą paskaitą parengti. Nesenai meras net keletą postų įkėlė, kaip jisai neatsakingas už mūsų ligoninę, nes jinai yra nepavaldi savivaldybei, o pavaldi ministerijai. Taip pat mūsų meras nepraleido progos neparašyti sakinio, kad jisai net norėdamas negalėtų pakeisti mūsų ligoninės direktoriaus. Tai šiek tiek keista skaityti tokius dalykus. Šitą jo komentarą kvepiantį nepotizmų ir senom sovietiniam panetkėm matot, kuris kaip ir apšviečia mūsų tuo metu dar jauną ligoninės direktorių, kad jis žinotų, ant ko batoną trupina, nes savivaldybės narys rašo, kad negavo talonų, tai ką, negalime paduoti. Komentarai tokie. Gaila iš tikrųjų, kad nieko nėra iš administracijos. Šitas gerai būtų, kad mobbingu neužsiiminėtų žmogus, prie kurio yra geriausia bendrauti, ženkliukas, jis supranta, kad čia žmonės, kurie tiesiog neturi ką veikti, jų darbas yra rašyti komentarus. Ir šitas komentaras yra po Lietuvos medikų grupėje mūsų ligoninės parašytų postų, kad ieškom darbuotojų. Tai jo. Taip, sakiau, žmonės dalinasi savo patirtimis. Nemaža tų patirčių esmė yra ta, kad žmonės nelabai supranta, kaip veikia sveikatos sistema, bet reikia pripažinti, kad dalyje atveju mes esam iš esmės ir patys tų komentarų prisiprašę dėl to, kad nesugebam su pacientais iškomunikuoti gydymo eigos, paslaugų apimties ir taip toliau. Aš nežinau, čia tikriausiai nebus komentaro apie tai, kaip mes nepriimam ir nenuskausminam žmonių, kuriems skauda ten savaitę ir dvi. Tai kolegos, turėkit omeny, kad mes nuskausmint galim, mums tyrinėti nebūtina. Jeigu žmogui skauda pusę metų pilvą ir skausmas yra ten 7-8 balai, tai duokit to vaisto ir netirkit, nedarykit kompų ir panašiai, žmogus žino, dėl ko jam skauda. Bet pagalbos jisai atėjo prašyti dėl skausmo, ne dėl ištyrimo. Tai nemaža dalis yra tokių komentarų, kur žmonės tiesiog sako, nesulaukiam pagalbos, niekas nedavė net vaistų nuo skausmo. Kita grupė komentatorių yra mokesčių mokėtojai. Tai nemaža dalis yra pacientų mokesčių mokėtojai, kurie nenori tų mokesčių mokėti. Aišku, nenori tikriausiai visi, bet kai iš blaivia galva pagalvoja, tai iš tų mokesčių susideda visa sveikatos sistema. Taip, toliau yra patarimų dalintojai. Žmonės, kurie iki kaulų yra išnarstę visą sistemą, jie žino, kaip kas veikia ir žino, kaip ją apeiti. Ir dalina patarimus į kairę į dešinę, nes jų patirtis rodo taip, kad tai veikia. Mūsų patirtis rodo, kad ne.
tie patarimai ten išsikvies greitai ir visą kitą, nu, tai čia iš senų laikų yra atėję, bet kai tau komentatorius, kuris turi kartą komentatorius patirtį, siūlo gerti vaistus saujam, nes, nu, tai ten jau einam jo į tokius kraštutinius dalykus. Tai jo, tai va šitas pirmas komentaras tai yra valgyti saujam, ypač paracetamolį, nieko nebus. Jo, toliau. Nu, tai čia vis dar yra patarimų dalintojai. Sužinojau labai įdomų dalyką, tokį žodį įdomų, papiraginti. Tai kažkaip iki šiol nežinojau tokio, bet jo, yra toks žodis papiraginti. Gražiai skamba. Čia komentarai jau prasideda iš tv3.lt, kur, nu, kaip anonimiški, tai taip ir varo ten jau nuo dušės. Jeigu atkreipėt dėmesį, tai nemaža dalis Facebook komentarų yra su ten Ramunė nesakysiu ir panašiai, kur net nežinau, ar yra tokių žmonių, kur kartais atrodo, kad gal tie komentatoriai tiesiog gauna iš tikrųjų pinigus už tai, kad komentuotų ir nesvarbu ką ir nesvarbu po ko, tada atsiranda tie ženkliukai prie pavardžių, kaip ištikimiausias bendrautoris ir taip toliau. Tai gali būti kaip ir hibridinės tokios, nu, kaip netakos, bet toks nepasitikėjimo siejimas tarp žmonių. O po tais anoniminiais komentarais, tai jo, ten jau galima pilti beleką ir po kai kuriais komentarais galima net ir administracinius arba baudžiamuosius straipsnius taikyti. Jie ir burtis planuoja į grupės ir, aš nežinau, čia gal vėl mitingai prasidės, kad sutvarkyti tą sistemą, kurios medikai nesutvarkė. Žodžiu jo, kai paskaitai komentarus, atrodo, kad pas mus labai labai blogai, bet yra ir šviesių dalykų, ne tik pas mus blogai, ir pasvaly blogai, ir Kaune blogai, ir visur kitur yra blogai. Nu, ta prasme, mes nesam vieninteliai tokie, tai šaunu, kad pacientų patirtis ne tik pas mus yra blogos, vadinasi, nesam vieni patys tokie blogi. Nu ir pačiai pabaigai, kaip sakiau, tai šitas komentaras yra parašytas po kažkokiu straipsniu apie mūsų ligoninę, bet jeigu nori pavaryti ant Landsbergio, rasi visur, kur pavaryti ant Landsbergio. Tai ačiū, gal yra klausimų?